tas niekur neis, kur nematys naudos. Ir jis sako, nei broth of glass. O dabar dar vieną liūdimą pakviesi, tuoj. Keivelamas surabis savo mašinas. Noriu Deivį pakviesti. Iš Alytaus Deivį, kas prisimintų, kas įvyko 2017 metais. Deivis yra iš Alytaus, daug metų užsima baldais. Ir tikrai palaiko katalikų bažnyčią esančius tikinčiuosiuose. Bet tai, kas įvyko 2017 metais, kada jis susipažino tiesiogiai su VŽB vyrais, su jų šeimom, mes kartu skridom į Izraelį ir jo gyvenimas nebeliko toks pat. Papasakok, Dieve, iš to. Dėl ko tu čia atvažiavai? Čia irgi susirištai. Aplokim, broli! Alytus! Sveiki. Tikriausiai čia pakvietė man dabar proga prisiminti pačiam viską, iš tikrųjų, sugrįžti prie pirmosios meilės. Praeitą savaitgalį buvau čia irgi tokioj vyrų stovykloj, Palendriuose. Ten nuvažiavau, toks visas vasarą daug darbų turėjau, visas toksai rūpesčiuose reikaluose įsibarstęs. Ir ten buvo irgi tokia užtarimo malda, tokia moteris meldėsi, sako man tokie žodžiai iš Jeremijo, kad tu turi sugrįžti po savo pirmą meilę. Ir man tą visą savaitgalį toks prisiminimai, va tai 2017 metais, kai vyko tas įtikėjim, visi prisiminimai, aš atsimenu, mes kai įtikėjom iš Alytaus su žmona, kiekvieną trečiadienį važinėdavom į Nemuno gatvę, į susirinkimus, į Kauno skyrių. Nu, kažkas buvo ten tikrai tokio, tie metai tokie palaiminti buvo. Atsimenu, tokio euforijoje gyvenom ir atsimenu, Valdemaras sako, dabar jūs neša Dievas ant rankų, sako, bet ateis laikas, kai jūs padės Dievas, sako, ant žemės. Mes su žmona dar važiuodam, sakom, bet čia nesąmonė kažkokia pasakė, taip negali, čia baigtis. Bet jo, vieną dieną padėjęs mūsų ant žemės, ir čia einam dabar patys, bet ačiū Dievui, ten suklumpi, grįžti vėl, tikėjimo nepraradom. Gerai, tai tada pradėsiu gal biškį nuo pradžių. Gyvenau aš tokioj tradiciniai, kaip pasakyti, šeimoj, katalikų šeimoj, tokioj tradiciniai, kaip ir dauguma, ten savaitgalį kartais į bažnyčią nueidavom, bet dažniausiai tai ten per Kalėdas, Velykas. Ir viskas, tokio gyvo tikėjimo nebuvo, kalbėjimo apie Dievą nebuvo. Išvažiuodavom kartais į keliones, tai persižinodavom, ten mama, sukalbėdavom tėvę mūsų, kažkoks buvo toksai. Bet aš nuo vaiko kažkaip vakarais kalbėdavau tėvę mūsų, visada sukalbėdavau, nežinau ten, ar iš močiučių, ar iš kur aš, ar iš tikybos kokių mokytojų, tokį kažkokį turėjau tikėjimą. Bet prasidėjo ten paauglystės, nežinau, tėvas buvo toksai darboholikas, praktiškai nematydavau aš jo. Visko turėjau, nieko netrūko, bet tokio su tėvu ten buvimo, neatsimenu, kad kartu ten leistume laiką. Tai aš pradėjau pasaulį daugiausia to laiko leisti ir prasidėjo rūkimai, gerimai, išgerinėjimai. Ten Alytui būdavo tokios jau tuo metu ten gaujos, ten visokie plikiai ir taip toliau. Labai man jie ten kažkaip tai tokie atrodė autoritetai. Labai norėjau irgi tapti ten tuo plikiu, aišku, ir tapau. Išsipildė. Bet iš tikrųjų ir pradėjau, kas tau atrodo ten, nežinau, tie autoritetai, pradėjau aš juos ten lygiuotis, pradėjau draugauti su tu ten plikių visokiais tai vaikais, kaip pasakyti, jaunimu tuo. Ir aš papuoliau tą visą jų aplinką. Man ten atrodė tokie, kaip pasakyti, juos ten kažkaip bijo, gerbė juos, ten atrodė tokie, kaip pasakyti, geros mašinos, gražios moterys, atrodė, toks labai
patrauklus tas gyvenimas, mane traukė. Nu ir išbandžiau visas tas, ir narkotikai buvo, ir viskas. Bet vieną dieną kažkaip aš susipykau su jais, nu nežinau, ten įvyko toksai didelis konfliktas. Ten buvau ir į mišką išvežtas ir taip toliau. Nu žodžiu, aš atsiskyriau ten nuo jų ir buvo tokia tuštuma. Ir kažkaip tai pradėjau, man iki tol ten moterys tai buvo, nežinau, ten, nu, pasinaudoti ten vienai nakčiai ir viskas, ten kažkokių draugysčių, nerūpėjo. Bet tada, kai baigėsi ten draugystė su tais draugais, kažkaip galvoju, reikia susirasti moterį ir pradėti tokį normalų gyvenimą, kaip įsivaizdavau, kaip filmuose mačiau. Tai vat susiradau dabartinę žmoną, bet aišku irgi tuo metu panašiai į save. Mums ten visiškai netraukiam vienas kitą, bet mums susikalbėti būdavo sunku. Ten, nu, vieną dieną susipyksti, kitą dieną vėl susitaikyti, tokie va kalneliai. Bet mačiau, kad jinai labai mėgsta vaikus ir kažkaip galvoju, jeigu vaiko susilauktume, tai čia viskas įsispręstų, būtų laimingas gyvenimas. Nu ir kažkaip pradėjom tą veiksmų imtis ir pastojo. Sandra pastojo ir man tada džiaugsmas toks užplūdo, kokią, nežinau, kelias dienas, bet paskui baimė, nes aš nieko neveikiau, nedirbau. Buvo baimė. Buvau pasakęs tada, kad tokį buvau pasakęs, kad, kaip pasakyti, iš reikalo, tai aš jau ten nesiženinsiu, žinai, tokį buvau pasakęs pasakymą, bet prispyrė tas reikalas, pradėjo spausti tėvai ten, jos mano, kad reikia jums ten susituokti. Nu ir kažkaip galvoju, nu reikia, tai reikia. Ir nuėjau vienu žodžiu į bažnyčią, nes reikia ten, kaip pasakyti, susitart su kunigu, nu, ten nuėjau susitart, sakau, ten norim susituokti, sako, bet jums reikia čia kursus pereiti. Aš tada sakau, gal galima be kursų, aš ten jam siūliau pinigų, atsimenu, bet ne, sako, čia reikia tau pereiti. Nu reikia, tai reikia, ten niekaip nepavyko sustart, pradėjom vaikščioti į tos kursus šeštadieniais. Ir ten tuose kursuose kalbėjo apie Dievą, kalbėjo apie šeimą, kaip kūrėsi šeima, ten vestuvės, paskui vaikai, Ir mane ten liest kažkaip pirmą kartą pradėjau girdėti apie Dievą, ten apie visą, nu nežinau, tikrai lietė mane tie visi kursai, bet man darėsi ne geriau, o blogiau, nes aš supratau, kad kiekvieną kartą nueidamas, sakau, darėsi ne geriau, o blogiau, nes supratau, kad gyvenu ne taip, kaip ne pagal Dievą, gyvenu taisyklės. Viskas pas mane iš kito galo. Ir jau buvom suplanavę tas vestuvės, sukvietę svečius. Tos vestuvės turėjo būti, kur čia prieš 2 metus vyko VŽB, darėm stovyklą, va ten toj pas tėvo sodyboje. Bet atėjo, nežinau, 2 savaitės liko ir aš nuėjau pas tą kunigą pasitart ten, kuris tos kursus man parekomendavo. Sako, žinok, jaučiu, kad jums reikia atidėti, vis dar nepasiruošę. Nu ir aš taip pasakiau žmonai, sakau, reikia atidedam tos vestuvės. Tai ten buvo košmaras 2 savaitės, ten viskas supirkta, ten muzikantai ir ten suknelės, viskas. Ir pasakiau tą, bet galvojau, kad jau čia mes užrišim, nes mums tie santykiai buvo, nu, labai blogai. Ta prasme, vestuvės nusimato, bet mes nesusikalbam. Bet toj vietoje, nežinau, kažkaip įvyko toks stebuklas, kad mes neįsiskyrėm, o pradėjom gyventi kartu. Pradėjom vaikščioti į bažnyčią kiekvieną sekmadienį. Nesusitokėm, bet pradėjom kažkaip tokį bažnytinį gyvenimą, bet taip tradiciškai. Eidavom į bažnyčią sekmadieniais, kad Dievas mus kažkaip laimintų. Ir iš tikrųjų viskas sekėsi labai gerai, ten pradėjau verslauti baldais,
į Lenkiją pradėjau važinėti, viskas labai greitai ten kilo finansiškai, bet tuštumą tokią jaučiau iš tikrųjų. Ir tie nesutarimai pas mus nebūdavo ir toliau. Gyvendavom, bet tokią tuštumą didelę jaučiau. Nors finansiškai sekėsi, viskas okei. Stengiausi gyventi kažkaip pagal Dievą, bet sunkiai sekėsi. Sekmadienį išgirsti Dievo žodį bažnyčioje ten per mišias. Pirmadienį vėl, nuo pirmadienio iki penktadienio ten darai visokias